Jo. Švarėt galoną. Jo. Jūs čia seniai dantų nešiepkit, tarp kitko. Pas mumis šiandien nuotaikas sušikta. Ant rauro mumit. Taip, mums yra visiškas gedulas. Ar mirė kas nors? Mirė. Siaubas. Visi tik miršta. Visi miršta. Miršta tik tai dori žmonės, o tokie kaip jumis dar 100 metų iš valstybės kraujas siurbsit. Mirė, taip, mirė žymusis krokodilų gaudytojas. Tai ko čia gailėt? Žvėrelius kankino. Kokius žvėrelius? A tu bent žinai, kas jis per žmogus buvo? Ne. Jis nežino, kas tai buvo per žmogus. Jis nežino, kas tai buvo per žmogus. Tai buvo fantastiškas žmogus ir jo laidos apie žvėrelius buvo fantastiškos. Atsimeni, kaip jis krokodilą pagaudavo. Kad jis ne taip gaudydavo krokodilus, jis va taip pagaudydavo. O, va taip darydavo. O, pagaudavo. Siaubas! Tylė gyvatė. Abiejais ir gyvatės gaudė. Gal parodyt? Neparodyt! Nu kas čia dabar? Senukus kankina. Čia ką, hormonų perteklius? Mes taip gedim. Gal ir jūs nieko nežinot, kad numiro tas garsus krokodilų gaudytojas? Žinau, girdėjau, kaip tik jo laisva vieta liko. Tai gal norit, jums kaip jo gerbėjams tai labai tiktų? Gal ne. Kas gal ne? Ai, čia nelabai įdomus darbas. Sakyčiau, netgi visai neįdomus. Pasiūlykit ką nors egzotiškesnio ar ką tai. Krokodilus gaudyt galit ant senelių, jie bus puikus masalas ir parazitus išnaikinsit. Šitaip. Nu, egzotiškesnė tai egzotiškesnė. Gal norit, kad ant jūsų vaistus išbandytų? A ką reiks daryti? Nieko, reikės sirgti, jums duos vaistų valgyti, rūpinsis visai. Tai vot, mes jamam šitą darbą. Direktoriau, tai gal čia senam žmogui geriau tiktų, a? Senoli. Ten reikia tvirto organizmo, o pats taigi numirsi. Šitą darbą jamame mes. Kep? Mes šitą darbą jamame. Ne jūs. Ir ne jūs ir ne Puškinas. O mes jamam šitą sušiktą darbą. Nekraipykit čia rankom kaip koks lietuvių tautos rašytojas. Eime. Apspjaučiau aš jumis, bet žila galva jūsų apsaugo jumis nuo mano skaudalo. Einam. O, normaliai. Kuti.